Labas vakaras, kviečiu žiūrėti trečiadienio žinių laidą. Genocido aukoms atminti paminklai yra pastatyti neteisėtai. Marciniškių kaimo kapinaitė žymė naujas kryžius. Atėjo laikas žiemai paruošti automobilius. Prieš ką vaikščiodami šaligatviais galvas lenkia marijampoliečiai. Marijampolės savivaldybės paminklotvarkininkas Gediminas Kuncaitis tvirtina, kad paminklai genocido aukoms atminti Šunskų miške pastatyti neteisėtai. Artimiausiu metu juos galvojama išgabenti. Iki šiol dauguma besidominčių mūsų istoriją buvo tikri, kad vienam ar kitam įvykiui įamžinti pastatyti paminklai mena tikrus istorinius faktus. Tačiau Marijampolės savivaldybės paminklotvarkininkas Gediminas Kuncaitis tvirtina, kad paminklai genocido aukoms atminti Šunskų miške pastatyti neteisėtai. Čia esame Šunskų giriaus kapinėse. Čia pastatyti 3 paminklai. Padarius tyrimus nustatėme, kad jie visi pastatyti savavališkai. Tai dabar čia 3 paminklas yra pastatytas 91 metais, leidimas negautas, todėl kaip bešeimininkis turtas bus iš čia paimtas ir išvežtas. Na dabar vis tik kaip elgtis su šita teritorija. Pirmiausia, žinoma, statant paminklus reikėtų atlikti istorinius, pagaliau ir archeologinius tyrimus. Kreiptis į archyvus, surinkti tą medžiagą ir nustatyti, kasgi vis tik čia įvyko. Ir kas keisčiausia, kad praėjus beveik daugiau kaip 70 metų, taip ir nežinome, kas iš tiesų čia yra įvykę. Buvo pasikreipta į Lietuvos valstybės archyvą ir jie mums atsakė, kad apie čia nužudytus lietuvius duomenų nerasta. Dabar taip pat kreipėmės į Lietuvos žydų bendruomenę. Tokį mes raštą gavom, kad čia kažkiek tai žydų yra sušaudyta. Dėl to tas žydams pastatytas paminklas turės ir išlikti. Ateičiai reikėtų vis tik žinot, kad žmonės taip pat nesimtų tokių savavališkų veiksmų ir nedarytų kas ką nori. Kodėl taip užtruko 20 daugiau metų ir tik dabar ėmėtės, pastebėjot, kad jie nelegalūs? Žinot, daug yra tokių sovietinių palikimų, ne tik tai žinoma savivaldybės yra rūpestis, yra dabar atliekami tyrimai, yra išreiškiamos nuomonės, Lietuvos vyriausybė, visuomeninės organizacijos norėtų pradėti tą vadinamą senąjį palikimą kažkaip tai paversti tikrą istoriją. Dėl to tokius pasiūlymus teikiame, kad vis tik dar reikėtų viską daug padirbėti, kol viskas atsistoti į vietas. Tai yra konkrečiai Lietuvos Respublikos vyriausybės yra toks noras, yra visuomeninių organizacijų, kad istorija turėtų būti tikra. Kad tie legendiniai tokie, palikimai, įvairūs akmenys, įvairūs paminklai, užrašai išnyktų iš mūsų Lietuvos istorijos. O štai ką liudija apie šią konkrečią masinę kapavietę Jonas Senkus, buvęs Svirnaviečių kaimo gyventojas. Vežė iš kalėjimų šaudė. Per kelis kartus šaudė čia? Čia 7 mašinas atvežė daugiau. Vienu kartu čia šaudė, ar kelis kartus? Vienu kartu čia, bet tai kas buvo ten kapų. Tai buvom, žinoma. Tai te rašyta daug, ko tiek net neturės sušaudyti. Na čia va sušaudė, tai šitas brokų, kur čia gyvenom Kašaruos, tai tas brokas nuvėjo jau į šitos kapinės, tai dar rado dantų auksinių ant medžių užtaškytą. Supleškino ir paskui išvažiavo visi susėdę į mašinas, įtraukė dainą aržuolėlį. Augo geriau aržuolėlį. Moralas. Svarbu ne žmogus, bet tvarkingi popieriai. O dabar apie gražias privačias iniciatyvas. Nuo šiol Marciniškių kaimo kapinaitėse palaidotų žmonių atminimą mena naujas kryžius.
Kol vieni bando išsisukti nuo jiems priklausančių pareigų, kiti niekieno neskatinami ir nefinansuojami imasi gerų darbų. Marciniškių kaimo neveikiančiose kapinaitėse iškilo kryžius, juose palaidotiems įvairių religinių konfesijų ir tautybių žmonėms atminti. Šios iniciatyvos ėmėsi Šunskų miestelio gyventojas Almantas Kmieliauskas su bendraminčiais. Negailestingas laikas sunaikino kapavietės, kryžius ir antkapius, tačiau nesunaikino atminties. Apie šioje vietoje buvusią palaidojimo vietą Kmieliauskas sužinojo iš kraštiečio, buvusio Marciniškių kaimo gyventojo Arnoldo Lingertaičio, dabar gyvenančio Jungtinėse Amerikos valstijose. Seniūnas tą idėją davė pirmiausia, nes jis kažkokį iš kitur pastatytą kryžių norėjo atkelti į čia. Tai paskui pasitarėm su seniūnu ir sakau, ten žiemą teko ten malkauti miške ir buvo tokių didelių eglių ir sakau, turėsim iš ko pagaminti ir pastatom jau naują kryžių. Kas aprašė, kiek paminėjo, tai atsikėlė evangelikų liuteronų tikybos žmonės į mūsų kraštą, Lingertaičiai, taip, kai jų teko bendrauti ir jie parašė, tai Adomas Lingertaitis iš pirmutinių jų šeimos narių, kas palaidota praeitam 1890. Ir paskui dar šeimos narių. Su kraštotyrininku Merkevičium tiekė ten bendrauta, kai dar žmogus gyvas buvo prieš 25 metus dar kiek. Tai jis paskui pasako, kai buvo susirėmę rusų carų kareiviai su vokiečių žvalgais. Čia, ant šito kelio kažkur tai buvo palaidoti ir vokiečių kariai, ir carų. 8 metrų aukščio kryžių iš eglės padirbino šunskietis medžio meistras Vaidas Žilinskas. Padėjo vyrai Kliučininkas Vaidas, Virgis, Trečiokas Juozas, Kmieliauskas Remigijus. Nes kryžius didelis čia, sakyt, vienas nepastatys. Ant kryžiaus iškalti žodžiai iš šventojo rašto Viešpats pažįsta savuosius. Juos parinko evangelikų liuteronų kunigas Vaidas Klesevičius. Neveikiančias kapinaites tvarko Šunskų seniūnija, per vėlines jas lanko vietiniai gyventojai. Pastaruoju metu Marijampolėje įvairiausių kelio ženklų ir nuorodų tiek daug, kad jiems jau trūksta vietos. Kai kur gyventojai, norėdami praeiti pro virš šaligatvio įrengtą ženklą, turi lankstytis. Visai kaip senovėje, kaip žemos durys būdavo tam, kad įeinantieji pagarbiai nusilenktų. Sakoma, kad senovėje kai kurių karalių rūmuose būdavo įrengiamos itin žemos durys, kad visi įeinantieji žemai nusilenktų. Kam lenkėsi marijampoliečiai, eidami pro štai šį kaktą siekiantį ženklą? Lenktis šioje vietoje atrodo tikrai nėra prieš kam. Į vieną pusę einant šviesoforai, į kitą prekybos centrai. Tačiau pakeltomis galvomis čia nerūpestingai pražygiuoja tik jaunesni moksleiviai. Kitiems šioje vietoje einant dairytis ar svajoti nepatartina. Galima ir kaktą prasiskelti. Pagal mano ūgį galėtų būti aukščiau 10 cm nors. Jau kaktą susimuštumėt įsižiopsojęs? Taip. Jeigu nepatogumą, žinoma, gali kartais biškį sužiopsot ar ką, tai galvą susidaužyti. Taip, galėtų būti aukščiau. Galėtų, bet nėra. Turbūt dėl to, kad pastaruoju metu Marijampolės gatvėse įvairiausių ženklų ir nuorodų tiek daug, kad jiems jau trūksta vietos. Ir pastarieji jau pradeda trukdyti pėstiesiems. Reikia tikėtis, kad bent vairuotojams padeda. Nors vietiniai sako dažniausiai važiuojantys mintinai, o miesto svečiams tenka susigaudyti tarp daugybės apylankų, akligatvių, eismą draudžiančių ir kitų nuorodų. Nuo lapkričio 10 dienos privaloma važinėti automobiliais žieminėmis padangomis. Taigi jau pats laikas automobilius paruošti žiemai. Marijampoliečiai tuo jau rūpinasi. Tačiau ar viską darome teisingai ir ką reikia žinoti renkantis žieminės padangas? Vasarinės automobilių padangos jau skaičiuoja paskutinės dienas. Nuo lapkričio 10 dienos Lietuvos keliais privaloma važinėti automobiliais žieminėmis padangomis.
Anot prekiautojų padangomis marijampoliečiai po truputį tuo jau rūpinasi. Ir jeigu anksčiau žmonės mažiau kreipdavo dėmesį į kokybę ir dažniausiai rinkdavosi dėvėtas ar restauruotas padangas, dabar vis dažniau perka naujas. Dabar praktiškai premium segmento, kur yra brangesnės padangos, vienetai, bet tai pagrindė ieško, kad ir kinietiškas, taivanietiškas, bet naujas padangas žeminės, bet pigesnio varianto, nes kadangi čia yra pigesnis variantas, restauruotas labai jau sumažėjo. Toks požiūris anot specialistų labai geras, bet kokiu atveju nauja padanga, kad ir pigesnė, bus tikrai geriau už dėvėtą ar restauruotą. O renkantis tinkamas žieminės padangas reikia pagalvoti, kur, kiek ir kokiais keliais žiemą važinėsime. Jeigu jau žmogus mažai važinėja, tai gal galėčiau patarti dėti universalias padangas, kuris skirta ir žiemą, ir vasarą. Jeigu žmogus per metus pravažiuoja tik iki 10 000 kilometrų, tiek žiemą, tiek vasaros metu, tai jis užsideda MS padangos, kur yra skirtas visiems sezonam. Tai su šitom padangom jam nereikia nei keisti, nei nieko, jis gali važinėti ir jos labai neblogai laiko. Šiaip su jom užsidėjo šitos padangas 5 metus, normaliai žmogus važiuoja be jokių keitimų. Dygliuotos padangos yra skirtos ant ledo, bet jos ant asfalto yra blogesnis sukibimas. Tik tai, kur sniegas, kur įkalnėse važiuoti. Ir dar viena problema su dygliuotom padangom. Pavyzdžiui, mes negalim arti į Suvalkus nuvažiuoti apsipirkti, nes Lenkijoje uždraustos dygliuotos padangos. Tada geriau jau imti minkšto mišinio, nes jos ant ledo geriau kimba. O šiaip, kas važinėja asfaltu, tai galima dėti kieto mišinio. Padangos taip pat turi ir savo galiojimo laiką, todėl perkant reikia atkreipti dėmesį į pagaminimo metus. Padangą galima prekiauti iki 3 metų. Pagal jos pagaminimą normaliai 3 metus padangą stojo. Jeigu, pavyzdžiui, aš paimsiu šitą padangą, kaip pavyzdį, čia yra pagaminta jau 4 skaičiai, tai yra 39, 12. Tai yra 39 savaitė 12 metų. Tai čia gera ar jau bloga? Dar jie gera, iki 3 metų. Tai kaip tik 3 metai, va jau jie šiemet sueina. Populiariausios R15 padangos kainuoja nuo 50 iki 150 eurų už padangą. Tačiau labai taupyti renkantis žiemines padangas nepatariama, nes žiemą važiavimo sąlygos dažnai būna itin sudėtingos, stabdymo kelias pailgėja, o automobilis greitai gali tapti nevaldomas. Ir kaip sakė pašnekovas, taupymas gali atsieiti kur kas brangiau nei kokybiškų padangų komplektas. Vairuotojams taip pat primename, kad lengviesiems automobiliams automagistralėse ir greitkeliuose jau nuo lapkričio 1 leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 110 km/h greičiu. Policija perspėja, plinta naujas sukčiavimo būdas. Sukčiai suradę dažniausiai socialiai pažeidžiamus žmonės juos įkalba už tam tikrą atlygį atsidaryti sąskaitą. Žmonės informuojami, kad į asmens sąskaitą bus pervestos piniginiais lėšos, o jas tereikės paimti ir perduoti nepažįstamiems. Kartu žmonių prašoma suteikti prisijungimo prie asmens sąskaitos duomenis. Sukčiai nuotoliniu būdu gavę kreditą lėšas perveda į asmens sąskaitą. Jo savininko prašoma pinigus perduoti nepažįstamiems. Gavę pinigus jie dingsta, o žmogui lieka nusikaltėlio prisiimti įsipareigojimai už greitąjį kreditą. Policijos pareigūnai perspėja, jog piktavaliai, turėdami kodus, gali prisijungti prie banko klientų sąskaitų ir panaudoti visas piniginės lėšas. Taip pat gali nutraukti terminuotus indėlius, pervesti į einamąsias sąskaitas ir jas ištuštinti, peržiūrėti visus asmens duomenis, dalį jų pakeisti, peržiūrėti pirkimus ir kitą jautrią informaciją. Pareigūnai įspėja žmonės nepasitikėti nepažįstamais, siūlančiais atsidaryti sąskaitas, neperduoti savo prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenų.
Dienos šviesą išvydo naujas 9 metus leidžiamo etnokultūros žurnalo Suvalkija numeris. Šis jubiliejinis jau 50-asis. Jame Marijampolės apskrities archyvo direktorius Remvydas Urbonavičius apžvelgia Marijampolės ištakų paieškas. Istorikas Algirdas Grigaravičius rašo apie Joną Basanavičių ir Tautinių demokratų partijos įkūrimą. Žurnale skiltis skirta poetui Robertui Keturakiui mininčiam 85-ąjį gimtadienį. Etnografas Jaunius Vylius apžvelgia Triobiškių dainas. Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė prisimena apie klasikę Žemaitę iš rašomos knygos Pasaulis apie Žemaitę. Rašytojų sąjungos narys Justinas Ajauskas pristato knygnešio Felikso Siručio pasaulį. Istorikas Benjaminas Mašalaitis apžvelgia savo knygą Sūduvos krašto dvarai. Šias ir kitas publikacijas rasite žurnale Suvalkija. Vakar antrąją pergalę Baltijos moterų krepšinio lygos čempionate iškovojo Marijampolės Sūduva. Ji namuose nepasigailėjo viešnių iš Baltarusijos Horizont komandos ir įveikė ją rezultatu 89-57. Marijampolietės baltarusėms iš karto parodė, jog juokauti nebus leista ir startavo rezultatu 19-2. Po 2 kėlinių skirtumas tarp komandų tapo triuškinantis 53-21. Po didžiosios pertraukos Minsko komanda dar mėgino kibti į atlapus Sūduvai ir surengė spurtą. Tačiau Marijampolietės padėtį stabilizavo, o 4-ajame kėlinyje jau galėjo daugiau rungtyniauti jaunosios Sūduvo žaidėjos. Marijampolės komandai daugiausiai po 17 taškų pelnė Laura Svarytė ir Sandra Baliutavičiūtė. Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka nuo lapkričio 2 dienos kviečia pasinaudoti užsienio bibliotekų fondais. Skaitytojams siūloma pažintinė vaikų, sporto, mokslo bei kitų sričių literatūra. Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos darbuotojai, norėdami savo lankytojams praplėsti paslaugų spektrą, kviečia pasinaudoti užsienio bibliotekų fondais. Marijampoliečiams nereikės keliauti į svečias šalis, nes knygos pasiekiamos internetu. Iki šiol buvo siūloma dalykinės knygos, o dabar bibliotekos lankytojai galės skaityti grožinę bei pramoginę literatūrą. Tiesa, anglų kalba. Tokią galimybę suteikė amerikiečių įmonė, įkurta 1944 metais ir iki šiol teikianti paslaugas bibliotekoms. Tobulėjant informacinėms technologijoms, kartu tobulėja ir biblioteka. Todėl džiaugiamės galėdami savo bibliotekos lankytojams pasiūlyti ne tik fizinius leidinius, bet ir elektroninės knygas. Pagrindiniai mūsų elektroniniai šaltiniai tai yra 2 užsienio prenumeruojamos duomenų bazės, tokios kaip EBSCO ir Naxos Music Library. Ir pagrinde siūlom studentams būtent šias duomenų bazės, kadangi juose randama daugiausia informacijos susijusios su mokslo sritimis, tai kaip psichologija, teisė, ekonomika ir visi kiti studentams reikalingos sritys. EBSCO įkūrėjai mums pasiūlė nemokamą galimybę pasinaudoti elektroninėmis knygomis, kurios yra įvairių sričių ir įvairiai auditorijai. Tai tokios elektroninės knygos kaip vaikiškos knygelės, maisto gaminimui, apie sportą, apie žaidimus, visuomenės mokslus ir kitos įdomios knygos. Jų pateikiama virš 30 000 šiuo metu. Turim galimybę naudotis nuo lapkričio 2 dienos iki gruodžio 2 dienos nemokama šią EBSCO duomenų bazės skiltimi. Šiomis duomenų bazėmis gali naudotis kiekvienas bibliotekos lankytojas, tačiau nereikia atvykti būtinai į biblioteką norint jomis pasinaudoti, nes mes suteikiam galimybę naudotis jomis ir namuose. Tai reikia paskambinti į Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos informacijos skyrių ir pasiprašyti prisijungimo prie šios duomenų bazės. Tiek naujienų paruošėme šiandieną. Jaukaus vakaro, sudie.
Jei norite apledėjusiais ir apsnigtais keliais saugiai važinėti ir nepermokyti už padangas, jų ieškokite Marijampolėje Vasaros gatvėje esančioje bendrovėje Brūzgos dirbtuvė, garsaus Europoje servisų tinklo Premio atstovybėje. Brūzgos dirbtuvė tarp daugelio koncerno Goodyear padangų siūlo žiemą mėgautis naujomis aukštos klasės padangomis Ultra Grip Ice 2. Jos pasižymi trumpesniu stabdymo keliu, patikimomis eksploatacinėmis savybėmis. Čia taip pat galima įsigyti Goodyear ir Dunlop produktus, padangas, kurios pripažintos šių metų žieminių padangų testų nugalėtojomis. Svarbi žinia, įsigijus padangas Premio atstovybėje, atsiradus nepataisomiems pažeidimams eksploatacijos metu, jos pakeičiamos naujomis. Tai 100% garantija. Nerizikuokite savo ir kitų eismo dalyvių saugumu, važiuokite patikimomis ir aukštos kokybės padangomis. Orų rubriką remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus debesuota, galimas nedidelis lietus. Pūs silpnas šiaurės vakarų krypties vėjas. Naktį oro temperatūra apie 6 laipsnių šilumos. Rytoj diena numatoma debesuota, pūs pietryčių krypties vėjas 2 m/s. Dieną oras sušils iki 8 laipsnių.